Jūs turbūt nustebote, kągi aš, Ilona Juciūtė, čia maisto klube darysiu su kiaušiniais ir kaklaraiščiais. Ogi marginsiu juos. Velykos tai svarbiausia krikščionių šventė, pavasario šventė, atgimimo, džiugesio šventė po ilgo gavėnios laikotarpio. Mano šeimoje Velykos turėjo itin griežtas tradicijas. Jau penktadienį prasidėdavo pasnikas ir nei mėsiškų, nei pieniškų patiekalų mes negaudavome. Šeštadienio, žinoma, laukdavau labiausiai. Pasimdavau krepšį ir bėgdavau skinti tik prasikalusių žolyčių, nes laukdavo margučių marginimas. Parneždavau mamai, dėliodavom įvairius raštus, ornamentus, apvyniodavom žolytes siūlais ir net sulaikius kvėpavimą laukdavau rezultato. Pamenu, mama kelias dienas net pluždavo virtuvėje. Sekmadienio rytą eidavome visi į bažnyčią, neždavomės margučius, keletą patiekalų, viskas būdavo pašventinta, pareidavom namo, sukraudavom maistą ant stalo ir susėsdavom gausiai visa šeima. Patiekalų būdavo didžiulė gausa. Pagrindiniai tai buvo sviestinis avinėlis, varškės sūris, margučiai, mėlinė pynė, zuikis, šaltiena, o karštam būtinai turėdavo būti keptas veršienos kumpis. Noriu jums parodyti, kaip nusidažyti kiaušinius šilkos skiautėmis. Rita, ar esi kada bandžius? Nebandžius, bet mielai pabandysiu. Bandom. Mums reikės kiaušinių, šilkos skiaučių, baltos medžiagos, siūlo, acto, druskos, žirklių ir puodą su vandeniu, kuriame virsime kiaušinius. Dabar Ritute reikia mums baltos medžiagos, tai gali būti tiesiog medicininė marlė, susikarpyti ją vienodais gabalėliais, taip, kad galėtume apjuosti kiaušinį ir aprišti siūlų. Matai? Tai tu susikarpyk, o aš kiaušinius apvyniosiu šilkos skiautėm. Aš naudoju, kadangi šilkas brangus, tai aš naudoju arba išardytų šilkinius kaklaraiščius, arba skarų skiautės, skarelių skiautės. Imame kiaušinį, tvirtai aptempėme šilkinę medžiagą ir apsukame siūlų. Stengiamės daryti kuo mažiau raukšlelių, tada tolygiai raštas persikels ant kiaušinio. Žinoma, geriausiai naudoti baltus kiaušinius, nes ant rudų netaip ryškiai raštas matysis. Va taip apvyniojus, aš nusikerpu. Tada imu gabalėlį baltos medžiagos, apgaubiu ir vėl apvynioju siūlų. Taip pasiruošiu visus kiaušinius. Susisukome kiaušinius ir dėsime į verdantį vandenį. Pradžioje aš jį pasiruošiu. Sako, kad kiaušiniai nesutrūktų, reikėtų įdėti šaukštą druskos. Mes nenorėtume, kad mūsų kiaušiniai sutrūktų. Sudėjom kiaušinius ir dabar virsim juos apie 15 minučių. O kol kiaušiniai verda, gal aš galiu papuošti stalą?
Aš noriu pažiūrėti. Gerai. Kol mūsų margučiai verda, gal aš parodysiu, kaip nesudėtingai ir greitai pasipuošti velykinį stalą. Iš žvakių likučių ir parafino atliekų galima išsilygdžius pasidaryti tokius indelius, kaip nuskilęs kiaušinio lukštas. Juos paprasčiausiai galima supilti vandenį į balioną, tada panardinti kelis kartus į išsilydžiusį parafiną ir gaunasi indas, kurį mes galime panaudoti, pamerkti gėles. Tai bus didelių kiaušinio lukštų stalo kompozicija. Išsidėliojam kaip norim ir visą stalą galim sukoncentruoti daugiau centre. Prisipilam po truputį vandens. Ir merkiame gėles. Kai atsiranda indeliuose daugiau gėlių, galima jas susistatyti kaip gražiau. Patogiau. Galima į tuos pačius indus netgi pasodinti žolę. Velykinę žolytę, galima į juos dėti kiaušinius. Galima ant didelio baliono pasidaryti didelį kiaušinio lukštą ir susidėti margučius. Galima dėti kažką ryškiau, kaip akcentą, kaip pavasario saulė ryški. Šitos gėlytės netgi gražiai sudžiūna ir galima jas ilgai pasilikti vazoj. Kiekvienas pavasarinis šventinis stalas neapsieis be tulpių, todėl ir mes čia jas panaudosim. Nebūtinai visus indelius užpildyti gėlėmis. Galima pasilikti kelis ir žalumų. Nebūtų visiškai tie indeliai svetimkūniai, galima įdėti po kelias žalumų šakeles ir į kitas kiaušines. Mūsų stalo papuošimas jau beveik baigtas. Kaip mūsų margučiai. Margučiai jau išvirė. Rita, labai graži tavo kompozicija. Ačiū tau labai. Margučiai irgi gražūs gavosi. Mes linkim jum šiltų, gražių, šventų Velykų. Šilumos ir jaukumo jūsų namam. Ir iki pasimatymo Maisto klube. Iki.